Taip. Tai reiškia, jūs esat Bronius, o jūs atvirkščiai Česlovas, ar čia kažkaip panašiai? Ne, atvirkščiai, jisai yra Česlovas, aš esu Bronius. Labas. Sveiki atvykę į mūsų pasaulį. Noriu, reiškia, džiugu, malonu. Nors, žinot, iš karto pasakysiu, kad tuo pat metu ir liūdna. Aš turėjau tų jaunų degustatorių, žinot, vyrai kaip mūrai, kaip ąžuolai ir visi jau, kaip sakyt, paklaukit, aš nepabaigiau. Ir visi jau, kaip sakyt, nu, gaila. A kada išgert? Kada mums išgert? Neliesk dabar! Supraskit, vyrai, vieną kartą ir visam gyvenimui, kad vyno gėrimas, tai yra degustacija, norėjau pasakyti, tai nėra šiaip savo, reiškia, kažkoks tai kasdienis libautuvės. Tai yra ilgas procesas, tai yra galų gale mūsų kultūros dalis. Ir susipažindami su vynu, norėdami pajusti visą jo, reiškia, spalvų paletę. Buketą, teisingai sakote. Pirmiausiai turime susipažinti su vyno kvapu. Reiškia, vynas, pradėsime nuo raudono. Įsipilam po to. Nelieskite dar anksti. Dar negeriam. Pirmiausiai susipažįstame su vyno kvapu. Įsipilam po nedidelę taurę vyno ir pirma operacija, reiškia, yra pamakaluojam. Atsargiai. Pamakaluojam ir uostom. Smirkš vyno. Reiškia skrandžio sultėm. Negeriam dar. Pirmiausiai, paimam po mažą gurkšnelį į burną. Po mažą gurkšnelį. Šau, po mažą gurkšnelį į burną. Ir dabar praskalaujam. Negerkit dar. Iškėdai, praskalavę išspjaunat į kibirą ir pamėginat suprasti, koks liko skonis. Aš norėjau. Aš irgi. Nu, kaip dabar, tu suprasi, vyno skonį, kai jo nelieka nenurijęs. Nu, taip. Aš suprantu, kad tik skonis ir te lieka. Nu, tai tada dar po vieną pilk, ant antros kojos. Gerai. Aš įpilu dar po vieną mažą gurkšnelį. Po mažą gurkšnelį ir iš lėto išgeriam, po vieną iš lėto išgeriam ir pasakom, įvertinam ir pasakom, koks skonis. Greitai. Iš lėto. Kam čia neskubėdami? Kam čia malam šūdą? Arba geriam. Nu. Ramybės. Ar aš jums šitaip sakiau daryti? Ne šitaip sakiau? Ne. Kai paimam taurę. Taip. Pirmiausiai. Paragaujam. Aha. Praskalaujam. Aha. Ir paskui spjaunam, supratai? Taip. Ir pakartosime dabar. Dar vieną kartą patį. Prašau. Praskalaujat teisingai. Nu, ir dabar spjaunat. Ir dabar turit išspjauti. Aha. Ir dar kartą. Nu, gal jau užteks, palikit ir mums pasispjaudyti. Skalaujam. Kam jūs gerą daiktą spjaunat? Kaip ir bliūdnis. Ir tarp kitko, viršininkas, jūs mus gerbėt tarp kitko? Klausykit, jūs nesiblaškam, vyrai. Dar daug neuostyti liko ir jo... Nebaigėm pamoką. Man nėra kur pilti. Reikia šitą. Ir galim nemakaluot. Makalavimą mokam jau. Nu, tai geriam visi. Ragaujam. Čia ne vynas, o šūdas yra. Nu, nieko, tik tai gal biški cukruotas ir mielių daugiau yra. Nekoks buketas. Pas jūs nėra kokių mergų ar muzončiko, ten kokį Kirkorovo, Liubė ar Bavarijos? Paskui aš dar turiu užrašyti jūsų parodymus apie... Ką tu čia rašysi? Kokius tau čia gerk tik tai? Ačiū. Įpilt degustatoriui. A jūs degustatoriui savo gyvenime kada nors Monikutės kaprizą ragavot? Tai ne kurių metų. Nuo pernai garaže vyrai pradėjo. A šitą Medvėžė Malafejką gerit? A šitas Krūv Monaką? Negerit, o geras vynas. A Malafejkina izba, negerit? Negerit. O šopat Medvedė? Atsidegustuot. Sužapatokim.
Ai, čia nusišneka, ką čia, ką tu čia mane apspjovei, Bronius, aš tavęs ten lauksiu garaže. Eik šik,